Pilvo riebalus išties lengva priaugti, bet sunku numesti. Yra dviejų tipų pilvo riebalai. Tai paviršiniai ir gilieji pilvo riebalai, kitaip vadinami visceraliniais riebalais. Jie yra pavojingiausi, nes jie apauga organus ir šie riebalai gali sukelti rimtas sveikatos problemas. Noriu pateikti paprastus veiksmus, kuriuos galite atlikti kiekvienas iš jūsų jau šiandien, kad numestumėte pilvo riebalus. Bet apie viską iš eilės. Tai kodėl taip sunku numesti riebalus nuo pilvo? Moksliškai įrodyta, kad jei mes darysime pratimus tai vietai, nuo kurios norime numesti riebalus, pavyzdžiui, atsilenkimus, kojų kėlimą, tai nebus efektyvu. Tiesiog nėra mokslinių įrodymų, kad darant pratimus pilvui, mes būtent ir numesime riebalus nuo pilvo. Taigi, tai yra mitas. Pirmasis veiksmas, kurio jums reikia imtis, norint sumažinti riebalus nuo pilvo, yra ne kas kitas, brangieji, kaip maistas. Reikia pastovaus kalorijų deficito. Kitaip sakant, jums reikia sudeginti daugiau kalorijų, nei jų suvartojate. Suvartoti mažiau, nei sudeginate. Dabar pakalbėkime apie pratimus ir sportą. Įdomus faktas tas, kad atliekant pratimus jūs deginate vidinius pilvo riebalus, neprarasdami kūno svorio. Skamba nelogiškai, bet tą sako mokslas. Bet tai yra labai gerai, nes vidiniai visceraliniai pilvo riebalai papildomai apkrauna organų veiklą, o tai gali sukelti organų veiklos sutrikimus ir nepakankamumą. Visuomenėje gajus mitas, kad norint numesti pilvo riebalus ar kūno svorį bendrai, reikia daryti daug kardio pratimų. Tai bėgti ant bėgtakio, lipti laiptais ant steperio, irkluoti su irklavimo treniruokliu ar daryti kitus kardio pratimus. Bet iš tikrųjų žymiai daugiau išeikvosite kalorijų darydami jėgos pratimus. Tad jei tikrai norite netekti nelemtų kilogramų, apšilkite ant bėgtakio 5-8 minutės ir toliau darykite jėgos pratimus su svoriais ir savo kūnu. Mokslas teigia, kad jums nereikia atlikti kardio pratimų iš viso, jei jūs norite numesti riebalų nuo pilvo ar nereikalingų kilogramų nuo viso kūno. Bet yra kita medalio pusė. Jei jūsų darbas yra fiziškai pasyvus, jei jūs daug laiko sėdite, jums kardio reikalingas. Žmogus sukurtas judėjimui, o ne pasyviam gyvenimui prie kompiuterio. Šiuolaikinis žmogus turi judėti kiek įmanoma daugiau, kad išlaikytų kūną sveiką. Atliktas įdomus tyrimas, kurio išvada labai gerai paaiškina miego ir riebalų priaugimo ryšį. Tyrimo išvadose skelbiama, kad žmonės, kurie per naktį miegojo mažai valandų, jie per 2 savaitės priaugo 1,5 kg daugiau palyginus su žmonėmis, kurie naktį miegojo 7-8 valandas. Taip pat tie žmonės, kurie miegojo mažai valandų, jie priaugo daugiau pilvo riebalų palyginus su normaliai miegančiais žmonėmis. Taip pat jie priaugo net 11% daugiau visceralinių pilvo riebalų palyginus su 7-8 valandas miegančiais žmonėmis. Susumavus, prastai mažai valandų per naktį miegantys žmonės daugiau suvartoja kalorijų ir priauga daugiau kūno bei pilvo riebalų. Jeigu jūsų tikslas yra numesti riebalų nuo pilvo srities, turiu truputėlį nuliūdinti. Būtent nuo šios srities riebalai tirpsta sunkiausiai. Didžiuokitės kojų, rankų, sėdmenų apimties pasikeitimais ir net neabejokite, kad pavyks numesti riebalus ir nuo pilvo. Tai tik laiko klausimas. Tikėkite savimi, sportuokite toliau, laikykitės plano ir rezultatai tik gerės. Jūsų pilvo riebaliukai užaugo ne per naktį. Tad ir numesti per vieną ar kelias treniruotės nepavyks. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Užsiprenumeruokite mano kanalą, paspauskite like. Parašykite komentarą, kaip jums sekasi mesti svorį ir riebalus nuo pilvo. Aš esu sukūręs pilvo raumenų stiprinimo treniruotę, kurios pagalba jūs sustiprinsite giliuosius ir paviršinius pilvo raumenis. Ši videokineziterapijos programa ne tik padės numesti nepageidaujamus kilogramus, bet ir sustiprins pilvo raumenis. Nuorodą į šią video programą rasite apačioje. Ačiū dar kartą ir sėkmės!